Sveiki, mėly neringiškiai. Aš Matas Lasauskas, jūsų šešėlinis Neringos meras. Ketvirtadienį, gegužės 25 dieną, įvyko jau antrasis Neringos tarybos posėdis, o tiksliau pirmas darbinis tarybos posėdis, kurio metu buvo priimta daug sprendimų. Svarbiausius iš jų pristatau jums. Buvo patvirtinta Neringos energijos metinė ataskaita. Pasirašyta sutartis dėl naujos katilinės pirkimo, kuri turėtų būti parengta eksploatacijai jau šių metų šildymo sezonui. Nauja katilinė ne tik veiks didesniu energijos naudingumo koeficientu ir sumažins šildymo kainas, bet ir sudarys sąlygas sumažinti administracinius kaštus, jeigu tik valdantieji ryšis atlikti atitinkamus veiksmus. Renovacija Neringoje – vienas iš klampiausiai ir lėčiausiai judančių klausimų. Valstybės ir savivaldybės parama renovacijai bendrai sudaro 60% visų rangos kaštų. Tačiau tai vis tiek neskatina gyventojų pradėti renovacijos procesus. Sutikime, juos vis tiek kažkada reikės pradėti. Būtų gerai renovacijai įgyvendinti, kol dar reikiama parama. Žinoma, į šios procesus turi aktyviai įsitraukti ir būsto administratoriai bei patys gyventojai. Ne tik dėl renovacijos skatinimo, bet ir dėl šilumos ūkio priežiūros, ypač atkreipiant dėmesį į daugiabučių namų bendrasavininkius, nenuolatinius gyventojus, kurie privalo sudaryti sąlygas būsto administratoriams patekti į patalpas ir atlikti šilumos tinklų techninę priežiūrą dėl efektyvesnio komunalinių paslaugų tiekimo visam namui. Patvirtinta ir Neringos vandenų metinė ataskaita. Biudžeto, finansų ir ūkio valdymo komiteto metu iškėliau klausimą dėl Neringos vandens spaudimo. Gavau atsakymą, jog tai yra lokali problema ir kiekvienam gyventojui turinčiam problemų su vandens spaudimu reikia kreiptis į Neringos vandenis ir ši problema bus išspręsta. Patvirtintos triukšmo prevencijos Neringoje taisyklės, su kuriomis artėjant sezonui kviečiu susipažinti komentaruose visus, kad Neringoje būtų visiems gera gyventi ir patogu ilsėtis.